Kam javapjūtė šiandien svarbiausias darbas, o kam ji dubliuojasi su pašarų gamyba. Jurbarkiečiai ūkininkai Razmos šią savaitę pjovė atolą ir gaminosi žolės silosą. Bet kai dirba visa šeima, suspėjama visur. Šiandien vienam būtų neįmanoma ūkį, bet kad yra visi 3 vaikai, tai dar galim. Viens užsiiminėja mechanizaciją tokią, kitas agronomija daugiau, o 3 raštvedyba. Duktė Lina puikiai jaučiasi tarp ūkio vyrų. Turėdama gyvulininkystės technologijos profesiją, ji greitai pamato spragas ir pasitarusi su broliais, visi kartu imasi pokyčių. Gaunasi dabar 300 maždaug karvių melžiamų, tiek bandoje ir palaikom, o primilžius dabar pasikėlėm, tai išvežam per dieną apie 7 tonas. Ne, 8 virš 8. O jau 8? Jo, virš 8. Ūkyje gyvulių daug, o siekiant produktyvumo, pašaras groja pirmu smuiku. Pašarai yra kukurūzas, yra žoliniai pašarai, yra koncentratai, pakankama kiekį baltyminių. Baltyminė yra rapsai ir soja. Tiesiog turbūt karvė gauna nemažiau vien baltyminių 8 kilogramus. Jau 3 sezonas ūkininkai siloso gamybai skiria ypatingą dėmesį. Kad užtikrintų tinkamą kokybę visam sezonui, jį gamindami naudoja inokulentus. Tai daugiausiai mes su broliu žiūrim, kaip pagerinti pašarą ir kad kuo geriau būtų galvijam patiems sutaupyti galbūt šiek tiek, kad nereikėtų tiek daug išmesti jo. Tokius daugiau sprendimus priimam dviese. Tiesiog norim turėti kuo geresnio pašaro ir kad reikėtų jo kuo mažiau išmesti. Nes į tai viskas eina, visos sąnaudos. Tikrai yra daug mažiau sugedusio, nerasi taip, kaip būdavo anksčiau sluoksniuose labai daug. Ir karvės, aišku, skaniau ėda geros kokybės pašarą. Manyčiau, pliusai. Siloso gamyba turbūt prasideda ne tada, kai susmulkinta žavė vežama į tranšėjas, bet daug anksčiau. Nuo ko prasideda siloso? Tikrai taip. Tikrai tai prasideda iš labai toli, ar ne? Tai čia mes turim pievą, kuri jau yra įsėta, įdirbta, ar ne? Ir mes galim keletą metų imti čia derlių. Sieklos pasirinkimas, tyrimai, dirvos, tada trąša ir visi kiti džiaugsmai, kas liečia būtent agronomiją. Toliau keliaujam, pradeda augti, ar ne? Pirmas derlius metam lauk principė, ar ne? Nes ką mes užauginam, tai būna piktžolės, o paskui jau galim džiaugtis mūsų pievą. Nustekenam pievą. Gal grubus žodis nustekenti, bet tarkim, nustekenam, ar ne? Tada mums reikia galvoti apie įsėlius. Liucerna, ne liucerna. Žinot, čia labai daug agronominių sprendimų. Tai nuo to viskas ir prasideda. Pjūties laikas, pjovimo aukštis, kad žemėmis neužsiterštų pašaras, žolės paruošimas priklausomai nuo gamtos sąlygų, viskas daro įtaką pašaro kokybei. Labai daug kintamųjų, apie kurios ūkininkas turi pastoviai galvoti. Ir tas yra labai sudėtinga ūkininkui apgniaužti viską į vieną ir vienam neštis viską ant pečių. Čia atsirandu aš, atsiranda mano kolektyvas, ar ne, Arvacas, ir tada mes jau galim patarti, čia daryti taip, tokia situacija, ko tu nori iš tranšėjos, ar ne, jeigu šersi vasarą, žiemą, kiek sausų medžiagų planuoji, koks oras. Ir šioj vietoj mes turim dabar antrą žolę. Antra žolė yra pati saugiausia žolė, nes mes, šiurkščiai pasakysiu, galim naudoti kukurūzinį inokuliantą. Dėl to, kad yra geras oras, mes išvengiam dažniausiai lietaus, kas yra priešingai pirmai žoliai, kur dažniausiai visą laiką pila lietus. Mes sudedam šičia kukurūzinį inokuliantą, mes esam saugus. Tranšėja įrūksta greitai, tranšėja yra stabili, galima šert vasarą, yra aerobinis stabilumas. Jeigu mes nukeliausim į 3., 4., 5. žolę, mes vėl grįžtam prie problemų. Prastai džiūva. Reikia atsižvelgti į tai, kad mes turėsim mažai sausų medžiagų, bus šlapias pašaras, vėlgi kitos problemos atkeliauja tada, ar ne? Tai tas kukurūzinis inokuliantas jau nebetinka. Mums reikia tą, kuris stabdo sviesto rūgštį. Siloso konservantų arba kitaip inokuliantų įvairovė yra didelė ir iš tikrųjų 2 yra esminiai dalykai, ar ne? Mes turim žiūrėti, kiek turim sausų medžiagų ir ką mes silosuojam. Šiandien yra pjaunama ūkyje antra žolė. Antrai žoliai buvo pasirinktas Jozila kombi.
siloso inokulentas. Šitame inokuliante yra homofermentinės ir heterofermentinės bakterijos ir aišku, šitas inokuliantas yra idealus, kai turim sausų medžiagų kiekį, kokį turim šiandien. Mes turim išsisaugot baltymus, to žalioj masiai, ką mes čia šiandien pjaunam, ar ne? Tai būtent siloso inokuliantai, Jozilla kombi padeda tuos baltymus įsaugoti. Mums reikės mažiau koncentratų, mums nereikės pirkti papildomai baltymingų priedų ir aišku, galutiniam rezultate mes galėsim ir sutaupyti. Ar tą patį inokuliantą galima naudoti ir kukurūzams? Taip, šitą būtent, kuris dabar naudojamas Jozilla kombi, galima naudoti ir kukurūzo silosui ateinančiam, bet pavyzdžiui, sakykime, jeigu mes dabar kalbėtume apie 3, 4 ar ne 5 žolę, tai reiktų atsižvelgti, kiek mes turim sausų medžiagų, panašu, kad jų bus mažiau, tai rekomenduočiau rinktis Jozilla Classic produktą, nes jis būtent skirtas, kai turim 25% ir šiek tiek daugiau sausų medžiagų. Tai padėtų būtent užtikrinti, kad silosas būtų stabilus, turėtume daugiau baltymų ir mažiau būtų pelyjimų. Aišku, dar vienas momentas yra, kad vasarą, ar ne, kur yra problema? Pašaras greičiau genda. Išvengti visiškai tos antrinės fermentacijos neįmanoma, bet naudojant siloso inokuliantus mes galim sumažinti tą riziką iki minimumo. Jo naudojimo kiekiai. Pakelis yra 150 gramų, mes naudojam atsižvelgiant ar ne į oro sąlygas, arba tai eina 25 tonom žalios masės, arba 50 tonų žalios masės. Šiuo atveju buvo panaudotas Jozilla kombi 50 tonų žaliai masei. Konservantas yra įpurškiamas smulkinimo metu, tuomet jis tolygiai pasiskirsto žaliojoje masėje. Smulkintuvui neturint įpurškimo sistemos, ją galima įsigyti. Paprasčiausias būdas išpurkšti tranšėjoje nerekomenduojamas, nes netolygus konservanto pasiskirstimas neužtikrina kokybės. Ar rekomenduojate tirti žolę? Mes žiūrim ląstelieną, baltymų kiekį, mes žiūrim šitus rodiklius ir pagal tai galim nuspręsti pjūties laiką. Bazinė yra plaukėjimo stadija, imam. Bet mes visą laiką stengiamės daryti tyrimus, kad tiksliai pasirinkti, kad iš lauko pasimti kuo daugiau baltymo, ko mums principė reikia. O pati tranšėja, jinai taip pat turi būti paruošta, dedant bet kokį ar žolės, ar kukurūzo silosą. Tranšėją būtinai reikia paruošti, būtinai ją reikia išvalyti, turi būti švari. Sienos idealu, jeigu bus padengtos plėvele, kad mes sudarytume anaerobinės sąlygas, kad oras nepatektų, vanduo, kad nepribėgtų, ar ne. Šioj vietoj groja labai pirmų smuikų kokybiškos plėvelės, ar ne. Mes platinam Biok gamintoją, tai yra idealios plėvelės būtent pašarų gamybai, būtent silosavimui. Jos yra elastingos ir jos nepraleidžia oro. Lauko klaidos. Čia yra didžiųjų bendrovių dažniausiai problema, kada agronomas nori kuo daugiau masės atvežti iš lauko, tai yra pjovimo aukštis. Mes stengiamės nužeminti, kad kuo daugiau masės atsivežti į ūkį, bet pirmas dalykas tai nualinam pievą, pažeidžiam liucerno šaknis kaip pavyzdys, ar ne, ir mes galim, rizikuojam ir prisivežam žemę. Jeigu bus kurmiarausių, mes išlyginsim pievą, bus viskas gerai, bet atsiras bėda, kad mes tos kurmiarausius atsivešim į tranšėją, ten prasidės antrinė fermentacija, klostridijos, enterobakterijos ir visa kita. Kokybišką silosą pagaminti reikia daug žinių. Kas liečia nežinojimą, mes kaip Ervacas, kaip visas kolektyvas, mes organizuojam seminarus visą laiką. Tai sklaida yra. Klausimas, kiek mes parsinešam atgal į ūkį, nes ūkininkui reikia labai daug niuansų žinoti. Siloso gamyba apskritai yra tarsi grandinė veiksmų, kur visi vienas nuo kito priklauso. Dažniausios klaidos tranšėjui būtų pagal sausą medžiagą netitaikytas pjausnio dydis, sluoksnis per stambus ar ne. Net yra ūkiuose pasitaikę atveju, kai sugedo technika ir jie tiesiog sukrovė tranšėją, neturėjo su kuo mint, pavažinėjo su lengvasvoriu traktorium, uždengė ir tiek žinių. Ir vienintelis dalykas, kas šitoj vietoj gali mus išgelbėti, tai būtent yra inokuliantas, bet mes tada pasiemam jo vieną savybę. Tai yra tarsi draudimas mūsų pašarui, bet mes jau nepanaudojam ar ne tų savybių, kur gerina virškinamumą ar ne pridėtinių verčių, mes jau prarandam. Ar mes su nuostoliu susimažinam? Taip, bet lieka tik tai šita vieta, kad mes turim draudimą, kad mes visko neišmesim. Palaipsniui suprantame, kad kiekvieną darbą turi dirbti jį išmanantis. Tad gal nebūtina stengtis visko išmokti. Pigiau yra pasitarti su specialistais.